padarė savo. Bet gal geriau purvas negu dulkė, suprantu. Buvo tokia vieta, kur tiesiog ten melsis reikėjo tarsi. Nes nieko, apneša akinis, tu nebandai valyti su pirštinė, tiesiog rūkas ir nieko. As you know, in these mud conditions, you probably would guess you would lose your brakes. So a few laps without brakes, but I'm fine. I'm happy. Aišku, labai daug purvo, labai daug vandens, šalta. Šiaip labai smagiai trasa, viskas gerai, Sauliuks gražiai paruošęs. Sugedo akiniai pirmam rate, tai teko apie akinį važiuoti, nu siaubas. Įveikiau valandą gerai sekęs, su kitą valandą bandžiau išgyventi. Taip gavos, kad atvykau sudalyvauti, nes buvau praleidęs prieš tai ne visus etapus suvažiavęs, tai toks buvo ant klaustuko ar važiuoti ar ne, bet išpuolė laisvas savaitgalis ir va. Atvariau gauti varžybinių kilometrų ir labai patenkintas, geros sąlygos, tikras enduro. Pavyko atvažiuoti pirmam. Buvo padaryta gal 2 tokias rimtesnės klaidas, kur tiesiog nepamačiau šaknų, bet tiesiog mėgautis seilės tryško, kad ir buvo daug vandens, daug purvo, bet vis tiek buvo labai malonu važiuoti. Kartosi? Jo, ne gal.